Nu, pasižiūrėkim, ką turim. Ką turim su Bitcoinu. Tai turim short poziciją. Per paskutinį laikotarpį, kaip matot, nemažai tikrai priprekiavę buvom ir viskas kaip ir gerai su tais skalpais, tiesiog visi jau pasilgom tokio gero swing trade, kurį galėtumėm palaikyti. Bet kadangi tokį stato ar ne price actioną turim, tai iš tikro ego reikia palikti ir daryti dalinius take profitus, padengti spreadą, padaryti truputėlį pelno ir jeigu turėsim kažkokį tai dropą, tai pasimsim jį, o jeigu ne, tai ne. Bet šiaip nuo 64 kokį augimą turim, tai wow, iš esmės wow. Tai vat ir laiko klausimas, kol visą tą likvidaciją mes susirinksim. Faktas, kad tobuliausia būtų, kad mes kažkurioje vietoje, kai jau pasieksim tą viršų, ar ne, kad mes pradėtume formuoti range'ą, kuris ir sulaikytų visus šitos long tiek short, ar ne, orderius. Ir pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad čia būtų, čia visko daug prikaupėm, turim paskutinį pakelimą, viską išsivalom shortus ir tada nudampinam, kad būtų max pain, ar ne, tai būtų tobuliausia kažkurioje vietoje išsilaikyti, nes kol kas mes tiesiog taip kylam, po truputėlį kylam, orderiai viršui kaupėsi ir faktas, kad dumpas yra imminent, bet kurioje vietoje, tai vat negalim pasiduoti. Turim toliau į treidus lysti, į ekstremalias zonas treidinti ir nepasiduoti šitoje vietoje. Tai tokia mano filosofija ir vat vėl galėtumėm uždaryti kaip ir tai su pusė bitcoino čia įlendau šitą treidą, bet galėtumėm uždaryti, pasimti tos 500 ir naują treidą. Bet toliau tiesiog stebėsim, ką pavyzdžiui šitoje vietoje galim gauti ar ne. Ar open interest šitoje vietoje kaip atrodo. Tuoj pasižiūrėsim. Kol kaina kyla, open interest leidžiasi. Tai gal būtų nice dar vieną užėjimą. Kad ir čia. Ir pasižiūrėkim, ką mes čia tada norėtumėm gauti. Šitoje vietoje augam. 10 minučių. Įdomu, ar gausim. Nes tobuliausia būtų šitoje vietoje visiškai, kad gautumėm higher high. Tada divas būtų štai čia. Šito žvakės. Ir čia jau šitos zonos, kad nebepramuštų. Open interest darytų divą. Kaina daro naują high, open interest daro žemesnį low nuo šito high. Tada turim divą ir galim listi treidą. Tai taip vat įsivaizduočiau. Bet prie savo shorto kol kas nenoriu nieko pridėti. Entris visai geras, tai šitą zoną reikia stebėti. Ethereumas. Kas viskas gerai. Solana. Per savaitgalį papampint norim. Solana diva jau daro ant 4 valandų. Open interest daro naują. Bet čia nuo šito, tai gal aš kažkaip gal per greit pasakiau. Šitas. Negalima šito skaičiuoti. Čia buvo divas, kuris ir nudampino labai gražiai. Šitas kaip ir nevaldus, reiktų ant mažesnio time frame tada eiti žiūrėti.
Ne, čia viskas natūraliai gerai atrodo. Tik ką, nebent galima šitoj vietoj, jau kai eisim į šitą 25 procentilę ant mažesnio time frame'o ir ieškot per savaitgalį, bet per savaitgalį sunkiai. Kol kas viskas organiškai, šiaip nėra, kad čia kažką matyčiau dabar. Tai nieko, sugaišom laiką ir viskas. Nafta. Žemiau truputėlį esam, norim, faktas, va, sumesti 3 alertai, tai čia. Treidų. Auksas. Vėl ant 4 valandų. Nieko įdomaus. Euro USD. Šortas atrodo visai nice būtų jau 25 procentilį kaip ir esam, bet vėl savaitgalis. Ir viskas iš esmės. Ir viskas iš esmės. Paliekam tada viską taip, kaip yra. Sugrįšim, man atrodo, pirmadienį viską pačekinsim. Kas nematėt paskutinės boto serijos, galit pažiūrėti. Superiniai rezultatai. Toliau testuojas dabar dar vieną botą prijungiau, tai apie jį gal pakalbėsim truputėlį, nežinau, kitą savaitę tikriausiai ir pažiūrėsim, kaip rezultatai su jie sekasi. Bandau dar vieną botą padaryti, kuris dar agresyvesnis būtų, bet, nu, kaip čia pasakyti dabar, iki tam tikro taško, ar ne, aš testuojuosi, žinai, mes kalbam apie agresyvų botą ir iki kokio taško jį galim nuvesti, kad jisai būtų efektyvus. Kad jis long termo būtų efektyvus yra labai sunku padaryti, bet kad kažkokie tai žaibiški rezultatai būtų artimiausi ten mėnesį, 2 mėnesius priklausomai nuo marketo tikrai yra įmanoma. Tai pasižiūrėsim, kaip čia kas, nes realiai vakar pasileidau tik tai ir nuo vakar iki šiandien uždirbo apie $50 ir toliau darbuojasi. Tai va, tai pačekinsim visą šitą dalyką, pasikalbėsim. Kaip visada, jeigu norit prie mūsų prisijungti, kartu su mumis treidinti, ant bet kurio video paspauskit, ant bet kurio linko, tiksliau, ne ant bet kurio linko, jeigu norit mums parašyti, susisiekti, pavyzdžiui, dėl paties boto, galit parašyti žodį botas, o jeigu norit prie mūsų Discordo prisijungti, kur vat duodu treidus, kur parašau, kada aš šorte esu, duodu visas analizės, dar ir pajuokaujam. I'm tired, boss. Tai va, duodu faktas ir visas analizės, viską realiai kaip treidinu, kur ką matau, kur treidus uždarau, atidarau ir taip toliau. Šiaip daug labai kanalų turim, tai čia tikrai yra ką veikti. Ir jeigu nori dalyvauti bendruomenės veikloje ir matyti visus mano treidus, tai irgi oskarstrading.lt, įsigyti narystę, paspaudžiat, įsigijat, dalyvaujat ir viskas super. Tai va, jeigu nori treidinti irgi per geriausią programėlę, tai yra visiškai šiuo metu VEX, tai irgi visos nuorodos yra arba bio, arba va, komentarą galite irgi išsiskleisti ir matysit va, registraciją VEX ir VEX gidas pamatysit dar yra, kad žinotumėt, kaip elgtis su programėlė. Jeigu neturit daug patirties, tai bus labai geras gidas jum bendrai susipažinti su to. Ir viskas, iš tikrųjų nėra ką dabar labai kalbėti. Šeštadienis, tegul treidas toliau sukasi, alertą užsimest, jau užsimečiau, bereikia stebėti realiai. Pranešimų labai daug gaunu dabar, į telefoną tai biškai išsiblaškiau, bet šiam kartui tiek. Užmetam laiką ir pasimatysim, jeigu nieko labai ypatingo nenutiks, pirmadienį, man atrodo. Tai sekmadienį pailsėsim. Iki.